Matyti, kaip ir kiekvieną temą aptariant, pradėti reiktų nuo esmės. Taigi, kas ta demencija yra, mums šiandien pristatys Lietuvos sveikatos mokslo universiteto ligoninės Kauno klinikų gydytoja, neurologė, daktarė Greta Pšimenskienė. Labą dieną, aš esu gydytoja neurologė ir tikrai man yra malonu matyti tiek susidomėjusių šią temą ir galbūt šis pokalbis tikrai nuves prie kažkokių sprendimų, prie kurių mes galėsim prisidėti. O dabar aš norėčiau pakalbėti apie tai, priminti, kas apskritai yra demencija. Jeigu tas skaidrės aš galėčiau pati valdyti, gal man būtų paprasčiau. Ačiū. Tai pirmiausia, tai reikia suprasti, kad demencija tai yra tokia sveikatos ar klinikinė būklė, kuri nėra įprasto senėjimo dalis, tai nėra tik tai psichikos sutrikimas, ji ištinka žmogų dėl vykstančių pakitimų galvos smegenyse ir paliečia jo gebėjimą apdoroti informaciją, įsiminti, atgaminti, paliečia jo kalbą, paliečia gebėjimą orientuotis ir kitas pažinimo funkcijas, keičia jo socialinę bendravimą, keičia jo darbinę veiklą ir šį sindromą apsprendžia ne viena patologija, ne viena kažkokia konkreti liga, bet gali būti daugybė priežasčių, gali jos būti kartu tos priežastys, todėl tas demencijos klausimas, sindromo klausimas tikrai yra gana sudėtingas ir ne tik paprastam žmogui suprasti, bet ir specialistui jį išspręsti. Smegenys apskritai, sakyčiau, yra sudėtingiausias žmogaus organas, jisai atsakingas už mūsų ne tik judėjimą, pojūčius ir kitas funkcijas, bet koordinuoja mūsų gebėjimą mąstyti, funkcionuoti kaip socialiniai būtybei ir kiekvieno iš mūsų pakitimai smegenyse laikui bėgant ar susiduriant su kažkokiom skirtingom sveikatos problemom, jie vystosi skirtingai, atsižvelgiant į tai, kokie yra rizikos veiksniai, kokios yra gretutinės būklės, todėl nėra nei vieno vienodo demencijos atvejo, kiekvienas pacientas yra unikalus, jos tiek fizinė, tiek psichikos simptomai pasireiškia gana skirtingai ir tai sukelia iššūkių ir sveikatos specialistams ir šalia gyvenantiems asmenims. Kas galėtų mus įspėti apie prasidedančius pažinimo funkcijų sutrikimus, tai pirmiausia, aišku, atminties blogėjimas, ryškėjantis užmaršumas, pasimetimas, neužtikrintumas situacijoje. Žmogus kartais netgi nebenori imtis įprastos veiklos arba vengia tam tikrų veiklų, vengia bendravimo socialinio, dėl to, kad jaučiasi neužtikrintai, nesaugiai, nebegeba dalykų, kuriuos galėdavęs atlikti anksčiau. Ir tai, aišku, keičia jo ir darbinę veiklą, ir emocinę būseną. Ir tas ankstyvas pastebėjimas, aišku, yra labai svarbus, nes tai nuo to priklauso, kaip anksti ir kaip laiku mes tą diagnozę nustatysim ir suteiksim žmogui pagalbą. Kalbant apie tai, ar čia aktualu, galima sakyti, kad tai liečia vyresnio amžiaus asmenys tik tai ir gal visuomeniai plačiai tai nėra kažkokia ypatinga problema. Tad čia žiūrint į skaičius, pagal mūsų Lietuvoje vedamos statistikos duomenys mes turim virš 40 000 sergančiųjų demenciją, tačiau skaičiuojant pagal Europos tyrėjų paskaičiavimus turėtų asmenų būti dar daugiau, virš 50 000 šiuo metu Lietuvoje sergančių ir tas skaičius tikrai didės. Iki 2050-ųjų gali pasiekti apie 80 su virš tūkstančių sergančių ir tai jau sudarytų 4, gal net su trupučiu procentus visos Lietuvos populiacijos. Kalbant apie tai, ar mes galim jos išvengti, ar yra kažkokios tai galimybės tuos skaičius sumažinti, tai skaičiuojama, kad net 40% demencijos atveju, idealiu atveju būtų galima suvaldyti, išvengti, teisingai kontroliuojant demencijos rizikos veiksnius ir tai sudarytų apie 30 000 žmonių Lietuvoje, kurie galėtų išvengti kognityvinio sutrikimo, kurie galėtų funkcionuoti savarankiškai.
pasaulyje žinoma, kad demencija ir Alzheimerio liga yra viena iš pagrindinių mirties priežasčių, ypač aukštų pajamų šalyse. Tuo tarpu Lietuvoje, žvelgiant į statistiką, šie skaičiai išsiskiria. Pagal Higienos instituto skaičiavimus Lietuvoje 2021 metais buvo apie 1,5% tik tai sudarė bendroje mirčių struktūroje demencijos atvejai. Europoje irgi skirtingai skaičiuojama, kai kuriais šaltiniais remiantis nurodoma, kad apie 4%. Tai vis tik reikėtų tada svarstyti, gal mes ir tą statistiką turėtume kažkaip adaptuotai rinkti, todėl kad didžioji dalis mirčių susijusių su demencija pasislepia po kitomis diagnozėmis. Lietuvoje konkrečiai tai dažniausiai būna kraujagyslių sistemos ligos, kraujotakos ligos arba uždegiminės ligos, pavyzdžiui, plaučių uždegimas. Dar svarbus aspektas, kalbant apie demenciją, yra lyčių klausimas. Žinome, kad ne tik moteris serga dažniau, bet ir globėjai ir dirbantys šioje srityje daugeliu atveju dažniausiai yra moteris ir net ne tik, kad globėjų 80% tarp globėjų yra moteris, bet ir darbuotojų, kurie dirba medicinos ir socialinėje sferoje, taip pat sudaro virš 80% moterų. Tai galim paliesti ir šitą temą, kad kokia našta tenka vis tik moterims Lietuvoje, kalbant apie demenciją. Ir tai sudaro problemą ne tik kiekvienam asmeniui, bet žvelgiant visuomenės ar valstybės lygmenių. Tai didėjantis demencijos mastai, aišku, susijęs su dideliais sveikatos priežiūros, socialinės priežiūros kaštais, kad daugėja ne tik finansų poreikis, bet daugėja žmogiškųjų išteklių poreikis. Senstant visuomeniai, daugėjant tos demencijos atvejų, reikės vis daugiau žmonių, kurie galėtų tuos sergančiuosius prižiūrėti, globoti, suteikti, kaip sakyt, orias sąlygas jiems toje būklėje gyventi. Tai apie tai reikia dabar jau galvoti. Ir gaila, bet vis dar išlieka stigmatizavimas šios būklės, neretai ir patys sergantieji nenori laiku kreiptis dėl to, kad nepatogu pasakyti, kad jie kažką nebeprisimena, nesugeba, lyg juos atstumia visuomenė, bet ir juos globojantis lygiai taip pat sunkiai pripažįsta ir pritampa visuomeniai turėdami šią problemą. Mums taip pat trūksta ir nuoseklaus informavimo, ir rizikos veiksnių, kontrolės veiksmų. Ir aišku, iki šiol nėra atliepiamos žmogaus teisės sergančiųjų su demencija, jiems tikrai yra mažesnis prieinamumas ir sveikatos priežiūros paslaugų, jie patys už save negali pastovėti, negali pasikreipti, neturi tokių gebėjimų, praradę šios gebėjimus ir neretai tiesiog yra priklausomi nuo šalia esančių globojančių asmenų. Ir dėja dalis tų pacientų apskritai tokių neturi, tai tampa valstybės našta. Čia plačiau nenorėčiau plėstis, bet tik tai toks akcentas, kad vis tik visuomenės sveikatai ir socialiniu aspektu demencijos klausimai paliečia mus visus ir kalbant apie valstybę, tai man visada atrodo, kad mūsų visuomenės sveikata, sveikas kognityviniai gebėjimai atsiliepia ir mūsų valstybiniuose sprendimų priėmimuose. Tai reiktų žiūrėti į tą požiūrį į demencijos klausimą plačiau ir kaip mes atrodome kitų šalių kontekste. Taigi demencijos valdymas vis tik turėtų būti ir valstybės, ir visuomenės prioritetas šiais laikais. O kalbant asmens lygmenių, be abejo, sutrinka ne tik kognityviniai gebėjimai, psichikos elgesio išryškėja sunkumai, bet atsiranda ir kitų sveikatos sutrikimų, tokių kaip miegas, pakinta valgymo sutrikimai, kritimai, traumos dažnėja, tai kelia vis naujus iššūkius sveikatos sistemai. Taip pat asmenims, kuriems yra nustatyta demencijos diagnozė, daugelis dalykų sveikatos priežiūroje yra mažiau prieinama, pavyzdžiui, reabilitacija yra apribojimai, kada gali gauti reabilitaciją, turi atitikti tam tikrą kognityvinių testų įvertį. Ir aišku, slaugos poreikis irgi labai svarbus. Be sveikatos sunkumų asmuo visada susiduria su socialiniais sunkumais, pradedant sunkumais buityje, darbinės veiklos praradimu, savarankiškumo mažėjimu, priklausomybė nuo globėjo, taip pat teisiniai dalykai, veiksnumo apribojimai, globos poreikis.